Kaip žiūrite į tą skulptūrą Samogitas? Gal apie tą Samogitą plačiau? Kazimieras Bimba, jisai, aišku, jo giminės čia Kelmėje gyvena, brolis, tai jis jau čia jam tą Kelmę artima, jisai žmogus jau nuo pirmojo simpoziumo čia pas mus darbuojasi ir tiesiog išėjo tokia šnekta apie Žemaitijos žemėlapį. Ir mes ir Šakiuose būdami paerzinom, kad Šakiai tai yra Žemaitija. Ir jam tas Žemaitijos vis ta tema tokia buvo, tai jis sako, na, reikia tiesiog paminklo. Tai jisai tokį kaip simbolį Žemaičio tokio kieto labai sutvėrimo, jis tą simbolį pamatė akmenyje, natūraliam, jis tam akmeniui patį natūraliausią akmenį paėmė, jį užkėlė ant pjedestalo ir pasodino kaip karalių tos mūsų Žemaitijos. Ir sako, tai vat nieko kito kažkokio simbolių paimti tokį tvirto būdo ir kieto charakterio tokią tautą kaip Žemaičių tauta, sako, kitokių nei kažkokių kitokių objektų nebūtų įmanoma. Ten kokio iš medžio, dar iš kažko, na, kaip Juozas Erlickas juokauja, sako geležinis vilkas iš dirbtinio ąžuolo. Tai vat Žemaičio kitaip lyg ir kitokių simbolių negali. Taip kažkaip, jo, kita medžiaga lyg ir netinka tam. Na, tik aišku, jisai sako, na, reikės vis tik tais gal kitais metais jį truputėlį patobulinti. Sakau, aš tai ten matau didelį trūkumą tam darbe, nes, nu, kaip Žemaitis be bambos. Tai sakau, reikėjo jam išgręžti ir reikėjo padaryti bambą, nes kaip Žemaitis, nu, juk ir pats Žemaitis, juk yra pasaulio bamba, iš jo folklore to pilna yra, tai vat sako, taip, sako, čia didelis trūkumas tos skulptūros, sako, čia, sako, turėtų būti jisai su tuo simboliu. Įdomi istorija apie Valdo Bandzos trečiąjį tą nykštuką. Trečiąjį brolį. Na, pats pirmasis, aišku, Valdas šiaip jisai toksai mėgėjas tokių, kiek tokių realistiniai tie jo darbai. Jisai ten ir įvairios raganas, velnius ir jo tas stilius yra toks. Ir tas pirmasis tiesiog jisai pats pasakė, kad čia kitaip ir nebus, kad čia turėtų būti tęsinys tos jo tą, ką jisai iki tol darydavo. Tai ir pirmam simpoziume jisai pradėjo nuo nykštuko ir antras nykštukas buvo, sako, nu kaip dabar čia reikia tą trečią ir galų gale užbaigti tą temą. Bet tai čia žmonės šneka įvairiai, sako, o gal 7, sako, nu tai kad čia jau Hollywoodas gaunasi, jeigu bus 7. Jo, taip kad atrodo ir kiekvienas tas nykštukas, jisai, žmonės pas mus labai išradingi. Ir jie, sako Valdas, aš nė vieno darbo nedariau, į nieką nežiūrėjau, nei jokių personažų, bet žmonės iš karto atranda. Tai vat, sako, kad pirmasis nykštukas tai yra seniūnas mūsų miesto, antras nykštukas tai yra Palaikis, tik nežinau kaip jo vardas, Palaikis tai yra statybos vadovas. Jo statybos vadovas buvęs. O trečiu iš karto, sako, jau vos tik tais išryškėjo veido bruožai, iš karto visi pasakė, kad tai yra teatro direktorius Algimantas Armonas. Tai va taip kažkaip, jam vis taip pavyksta ir atrodo tokios žaismingos, čia tą miesto centrą, tų minčių visokių yra. Vieni sako, kad tai yra, na, galbūt ne visai miesto centro, yra, kad tai reikėtų gal vaikų kažkokią tą aikštelę puošti. Bet šiaip nei vienas meistras jokių pretenzijų neturi, kad būtent toj vietoj jo darbas turi stovėti amžinai. Tai lygiai taip pat yra su kitais darbais. Na, nieks nežino, gal kada nors, nes miestas tvarkosi, teritorijos tvarkosi. Mes gal kiek padarėm truputėlį tokį skubotą sprendimą. Prieš porą metų pabandėm
truputėlį išplėsti tą geografiją tų darbų. Tai truputėlį paskubėjom į miesto pakraščius, porą darbų iškėlėm. Teko matyti. Jo, tai vat ta situacija tokia, kad tose vietose reikia pirmiausia sutvarkyti galutinai visą infrastruktūrą, visus tinklus ir sudėti šaligatvius ir visiškai užbaigtoj teritorijoje daryti. Tai vat tą pamoką mes jau išmokom. Jo, tai atrodo jau nebedarysim tų klaidų. Nes miestas tai turi be galo daug tų žalių vėjų ir visi stebisi, ir Vidas Cikana, ir šiauliečiai šneka apie tai, sako, kad miestas puikiai tvarkomas yra. Ir taip kaip Šiauliai sako, mums jeigu reikėtų pastatyti kokią nors skulptūrą, tai dar reikėtų sudėti, investuoti dar kelis šimtus tūkstančių, kad tą teritoriją sutvarkyti. Sakau, pas jumis tik tai reikia prakasti ir įbetonuot darbą. Taip kad, sakau, dar darbo turim tikrai daug ir galimybių, kur pastatyti. Kaip žiūrite į tą skulptūrą, kuri pastatyta yra prie Kražantės pagrindinės mokyklos? O tai turbūt iš tų šiemetinių darbų vienas iš tokių svariausių darbų. Tai ir mintis yra, ir vieta, būtent, nes buvo jau Jono Vaicekausko buvo tiesiog darytas būtent tai vietai. Jau jį darydamas, gal kai kurie darbai dar tokie, jie galėtų kažkur kitur stovėti. O čia jisai būtent tai vietai ir šitam pastatui mokyklai statė. Tai tas darbas, sakyčiau, vienas iš brandžiausių darbų. O apie Alberto Martinaičio tuos grybukus su laimuku, kokia jūsų nuomonė? Aišku, mes taip ir truputėlį ir šnekam ir bijom mes, aišku, kad visai nesuvaikėtų tas mūsų centras. Tai, aišku, Albertas daug vakar per pristatymą labai daug šnekėjo apie tą istoriją to darbo. Tai jeigu taip jau trumpai sakyt, tai yra tiesiog vaikams darbas daugiau skirtas. Ir ta laimuko tiesiog ta istorija ir ta fiziologija su ta uodega drakono, tai yra pasivaikščiojimo vieta ir tėvams tai turėtų būti, reikia tiesiog apie tai šnekėti. Jo, tai sako, tai va, tu mamos, nes vaikai aišku norės pasėdėti. Tai ten jau yra pagalvota ir apie funkciją, ne tik apie meninę formą. Prie jūsų pastato kultūros rūmų yra pastatyta Lino Mockaus skulptūra. Taip. Tai yra pradedantis, aišku, menininkas, bet jisai labai ambicingai turi didelių ambicijų ir tas darbas toks iš pradžių jisai šnekėjom, daug apie tai diskutavom, kas tai bus, kaip čia, bet jisai labai puikiai tą darbą atliko, kaip pradedančiam menininkui. Iš tikrųjų tai yra puikus ir darbas, ir mintis labai gera, ta ekologinė tema, ta globa, juk tos rankos, tai iš tikrųjų ir yra globos, gamtos globos ir ta ekologinė tema iš tikrųjų yra labai aktuali mums ir mesgi turim čia visko savo rajone, ir tų kiaulių turim per daug. Taip kad priminti kiekvieną dieną, nes mes irgi tiek etninė kultūra, mūsų puoselėjama, propaguojama mūsų kultūros centro, jinai taipogi niekaip negali būti atskirta nuo ekologijos, nes etninė kultūra su ekologija labai yra susijusi. Ir žiūrim, kad tai yra, dvipusė nauda. Iš vienos pusės, nuo pagrindinės gatvės pusės matosi ta mintis, kad tai yra ekologinė tema, o iš kiemo pusės matosi maldai paruoštos rankos. Taip, tai nuo čia jau kiek metų ta tradicija prasidedanti eisena į Šiluvos atlaidus iš Kelmės. Tai sakom, tai tada bus ir šitokie. Jo, taip, kas ką nori, tas tą pamato.